visi esat tokie nuostabus ir tokie skirtingi, kad aš net nežinau, ką išskirti iš jūsų. Kotryna, tai taip, tu nori pasakyti kažką? Aš žinot, bičiuliai, visų pirma, aš noriu padėkoti Donatui už tai, kad jis turi tokią komandą, kuri vienareikšmiškai šį vakarą buvo pati kiečiausia. Aš turėdamas savo komandą sakau, kad šį vakarą tai buvo pati spalvingiausia grupė, pati įdomiausia, nu ir pati kitokiausia, suprantat? Vat paimkim Gražvydą, gerai, aš negaliu nekalbėti apie visus iš karto. Aš galvojau apie tave po praeito pasirodymo, ir žinai ką galvojau? Aš galvojau, arba tu esi beprotis, arba tu esi genijus. Ir šiandien aš renkuosi antrą variantą. Tu esi visiškai kitoks, Gražvydai. Ir tu toks esi, kas man patinka. Tu nieko nevaidini. Tu toks esi, o esi labai įdomus. Labai. Gražvydai, tu neši... Aš kaip suprantu, jūs, Donatai, čia buvo toks pasiūlymas keistis komandomis, ne? Palaukit, duokit. Pažiūrėkim kitą. Aš pridursiu. Gražvydas neša labai gerą energiją, geras emocijas. Žinai, Gražvydai, aš tikrai ateisiu į tavo koncertą. Tikrai. Tu tik dainuok. Paimkim Kotryną. Šiandien aš supratau, kad ji gali būti lyriška, kad pirma pusė dainos tai tiesiog mane pritrenkė. O paskui buvo, ir buvo tai taip pat, kai būdavo anksčiau. Ok, bet pradžia mane sužavėjo visiškai. Paimkim Domantą. Nu tai buvo tokia vidinė švara. Man tai patinka, kad tu nesi sugadintas nei scenos, nei gyvenimo, nei blogų kažkokių tai apkalbų ar panašiai. Tai jis, žinokit, ir nerūko, ir negeria. Maivyti, žinok, tu tikrai išmoksi dar gyvenime. Bet to švaros, tai... Na ir šita paskutinė mergaitė, kur aš pagalvojau, na pradžiai, 17 metų, tokia daina, su didelė patirtim įsivaizduoju moteriškę dainuojančią šią dainą. Bet jį išpildė. Rūta, čia apie tave? Čia apie tave? Aš turiu labai didelę patirtį. Prašau, pritraukti, parodysiu savo patirtį. Labai didelė jūsų patirtį. Ir jį padarė tai, aš tai žinau, tiesiog buvo velniškai įdomi komanda. Nesijaudink, po 3 vaikų ir tavo patirtis užaugs. Mūsų duetas labai džiaugiasi jumis. Rolandai, aš tave myliu! Viskas gerai, viskas prieš akį. Ačiū. Taip, ar Renata, ar dar Renata? Tyliu. Tyliu, gerai. Aš šoksiu iš kėdės, kaip noriu pasakyti. Tai gerai, tai jeigu Rūta nori pasakyti, tai mes ir nestabdom, Rūta. Noriu, Tai paskui pamiršit, ką norėt pasakyti. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad Rolandai, aš tave myliu, tinka bet kuriuo atveju, nes mano vyras irgi Rolandas. Taip, vat būtent. Tai jokio misteiko nebus, bet iš tikrųjų tai noriu, kad visi paplotų. Tu esi nuo šiol mėgstamiausias mano laidų vedėjas. Tu nuostabus. Buškis, Rūta, ačiū jums labai. Ką jau čia meluos, nuo šiol jūs esat, nu kokie, taip, nu, 13 mylimiausių mano dainininkų. Ne, numeris vienas, taip. Labai noriu pasakyti, apart to, kad iš tikrųjų esi talentingas bičas, Gražvydai. Ir kad esi kitoks, nereikia kartotis, bet aš dar kitą aspektą noriu pasakyti. Tave reikia būtinai nuvesti į anoniminių narkomanų susirinkimus ir demonstruoti, kad hebra, nu galima ir be viso to brūdo šitaip būti high. Nes, nu tu ant scenos, nu tau visiškai nuvažiuoja stogas ir ten yra toks pasaulis, nu super, žinok. Aš pati taip mėgstu tokius žmonės, nes, nu tarp tų visų vidutinybių gyventi, nu nebūtinai tą blogąją prasme, bet nu vis tiek mes kažkaip labai supanašėjom visi, žmonių daug. Ir ypatingai dar posovietiniai šaly, ką jau čia kalbėti, mes taip auklėti esam visi, būkim visi panašus, neišsišokim, atsibodo. Tu esi nuostabus. Nepykit, kad nėra laiko dar išsakyti visus ditirambus visiems. Aš tiesiog noriu išskirti šį vakarą Kotryną, nes aš... Nu, nėra taip, kad aš labai stengiuosi kažkaip išvelgti visose kritiką. Bet, nu, čia net norėdamas nesurasi nieko blogo. Čia tik tai ieškai ir galvoji, nu, vat, kurią vietą išskirt, kuri buvo super. Nes tiesiog buvo super, po to buvo dar labiau super, po to buvo vėl super, duper. Ir tada visumoji super. Ir dar paskutinė nata buvo super. Nu, žodžiu, aš nežinau, kokia ateitis tavęs laukia. Bet tu tik neužriesk nosies.
Rūta, kadangi mes dabar tokiuose geriuose santykiuose, tai tu, žinok, gali išnekėti. Aš paskui geriau iškarpysiu Farą su Donatu. Netiesioginis. Tiek to. Čia aš vadovauju, gerai? Hands down. Šaunolė. Tai Rūta, viskas palauk Farą dabar, Farą. Galvok apie vyresnius, Donatai. O žodis bus? Visą laiką gerbt reikia. Taip, noriu pasakyti, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad Donato komanda tai yra power, tai yra jėga. Yra visi labai stiprus, kaip jau kiekvieną taip apibūdint, Domantas yra tyrų akių dainininkas. Tiesiog pavergė, Domantai, tavo nuoširdumas, tavo tas visas grožis, nors šiandien mūsų bendas, savo orkestruotėje, kad išversi muzikoje, paliko labai daug vietos balsui. Labai daug vietos, kur tu galėjai pasirodyti žymiai tobuliau, bet tavo nuoširdumas atperka viską. Karolina, puikiai solistė. Aukštai, labai gerai, žemai, šiek tiek dar reikia pasistengti. Gražvydas pribloškė savo pažangą, galiu pasakyti. Ir aš irgi iki šiol negaliu suvokti, Gražvydai, koks tu čia esi. Nežinau, lyg tai normalus vaikinas, bet ir dainuoji gerai, bet buvo tau labai sunku, kadangi tu turėjai pastoji per visą dainą laviruoti tarp falseto, natūralaus balso. Ką reiškia normalus vaikinas? Jis absoliučiai nenormalus. Prašau, neįžeidinėti Gražvydo. Gražvydai, tu... Aš tai ir norėjau sužinoti. Taip, atsipalaiduok, Gražvydai, padaryk tą. Visi supras, kad tu... Gražvydai, o tavo gestas... Travolta, viskas. Vieni matai. Kotryna. Aš neįsivaizduoju, iš kur ta 16-metis stebuklas galėjo atsirasti. Man netelpa galvoj. Jūs ką nors supratot? Viską. Jūs tik supratot, kad tai yra labai gražu. Ir ką aš galiu pasakyti? Kotryna, kad rytoj galima siūsti į bet kokį tarptautinį konkursą. Galima pop festivalį, galima džiazo festivalį. Siūskit kur nori, Kotryna visur sublizgės. Aš garantuoju jums. Ačiū jums labai. Donatai, iš tikrųjų, žinok, visi komplimentai pasakyti, tai arba blogai, arba nieko aš tada jau siūlau. Nori procentus duoti gal? Jeigu tu turi komentarą, tai prašom. Dabar galima kalbėti? Tu dabar gali kalbėti, nedelsint. Jo, dabar čia tiesioginė transliacija. Čia užkirti. Tu dar nori maivtis čia? Ką? Tu dar nori maivtis čia su manim, tu aš pats procentus jiems išskirstysiu. Prodiuserį ausinę, tu turi. Važiuojam. Važiuojam? Aišku, Donatai. Tu pasiruošęs? Tu žinai, kad tau galima čia daug. Aš tau leidžiu. Tu man esi artimas. Tu po Rūtos antras iš viso. Važiuojam. O jeigu būtume vienos lyties? Donatai, ne apie mūsų šiandien laida. Pagirk tu jį ir turėsi tu ten jį savo kišeniai, Taip. Mes ir taip turim vienas kitą. Aš tave šiandien namo pavešiu. Su Big Bus. Galėsim šokti ant dviese. Slepinių žaist. Važiuojam. Visiškai ne ta nata. Taip. Viskas. Va čia iš jūsų toj kažkas du iškries. Jūsų laukia balsavimas. Žinokit, jūs taip iš arti matot mane gal net paskutinį kartą. Ir mokytojus. Gerai? Šaunoliai, va. Donatai. Gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad mokytojai labai vieningai šitą ketvirtą labai vertina ir išskiria, nes kaip bebūtų, aišku, jog jūs esate svarbiausi, ne mokytojai šitam projekte, bet man vis tiek yra labai malonu. Juk jūs kiekvienas pateisina tai, apie ką mes kalbam, ko mes dalinamės savo patirtimis, žiniomis ir aš didžiuojuosi jumis. Aš tik žinau vieną dalyką, dėl ko mes visi čia esame, dėl savo klausytojo, dėl savo žiūrovo, dėl savo žmogaus, kuriam tu dainuosi visą savo likusį gyvenimą. Ir jau nuo dabar jūs, ne tai, kad išsinešite, bet nuo dabar jūs jau turite savo žmonės. Su to aš jūs labai sveikinu, nes čia svarbiausia motyvacija, dėl ko mes esame scenoje, yra žmonės.
Elitas. 10 metų kokybės.